Eimantas Stanionis raudoną aprangą. Atsiprašau, šiek tiek suklydau, kad raštą raudoną. Vienas perspektyviausių Lietuvos bokserių. Sparčiai kylanti bokso žvaigždutė tarptautinėse bokso ringose. Štai ringą įžengė Skotas Fitzgeraldas iš Anglijos. Abu patyrė kovotojai, kurie galimai pademonstruos tikrai aukšto lygio bokso dvikovą. Gongo dūžis skambėjo. Na ir stebime, kaip įvykiai klostysis ringe. Matome puikiai, kad Anglas neatvyko čia nuvažiauti tituliuotam oponentui. Ir nuo pat pirmo raundo sekundžių kimba į atakas lietuvio atžvilgiu. Akcentuoti smūgiai iš abiejų pusių. Ir išties tai prognozuoja, kad prieš mūsų akis istorinė dvikova, kuri mums pateiks šiek tiek tokių staigmenų. Puikus galingi smūgiai. Kovotojai verti vienas kitą. Labai gražus šio prestižinio bokso turnyro finalas. Na, pasinaudodamas progą noriu priminti, jog Eimantas Stanionis visus šios metus aktyviai dalyvavęs Vokietijos bokso lygoje nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Išties talentingas atletas, Vido Bružo auklėtinis. Beje, 2010 metais iškovojęs Europos jaunių bokso čempionato bronzą. Na ir po to Eimantui teko dalyvauti įvairiuose pasaulio Europos čempionatuose ir šio medalio jį skiria tik tais labai mažas sėkmės motyvas. Kovotojai vis pritrūkdavo sportinės sėkmės, bet visi bokso visuomenė išties tiki, kad gražiausias pergalės pas Eimantą Kraityje dar pasirodys. Labai galingas kovotojas, kuris pasižymi techniką, puikiai išmano gynybą. Ir neseniai eilinį kartą tapo Lietuvos bokso čempionatu. Puikus pirmasis raundas. Be jokių skrupulų kovotojai atakuoja vienas kitą. Gražus akiai boksas. Pirmą raundą žaidė. Na ir žiūrovai palydo aplodismentais. Raudonąją ringo krante Kauno sporto mokyklos boksininkas Eimantas Stanionis. Jam 19 metų, treneris Vidas Bružas. Boksuojasi 6 metus. Ringe turėjo 116 kovų, laimėjo 103. Eimantas ringe turėjo 116 kovų, iš kurių laimėjo 103. Didžiausi pasiekimai sporte. Pakankamai geras procentas, ar ne?
antro raundo pradžia. Skotas pradeda ataką nuo korpuso, baigia galvą. Puikiai dirba priekinė ranka. O Eimantas kairių rankos kabliu sėkmingai kontratakuoja. Dar vienas smūgis, šį kartą iš dešinės. Abu kovotojai puikiai dirba priekinėmis rankosmis. Tikras Skotas pasižymė teisių smūgio, o Eimantas kabliu. Štai smūgis per korpusą, kuris sėkmingai pasiekia tikslą. Štai dar vienas kairys. Na, o anglas stengiasi pramušti gynybą priekiniais teisėjais, užbaigdamas juos dešinę. Štai analogiška kontrataka praėjusiai. Eimantas pakankamai efektingai užbaigė kontaktą kairiuoju kabliu. Dar vienas. Labai puikiai buvo. Štai palydė šypseną Eimantas. Puikiai jaučiasi ringe, kontroliuoja dvikovą. Labai gerai pasiruošė psichologiškai. Štai vakar aikštelės tvarko Vidas Bružas. Ir kovotojai tęs susitikimą. Štai. Besąlygiškos atakos. Galingi smūgiai. Eimantas puikiai įsilanksto, dirba korpusu. Štai galingas smūgis dėja nepataikyta. Dviguba ataka. Skolininkas nebėga anglas. Puikus boksas. Šiek tiek Skotas sulėtėjo. Turbūt nuovargis davė savo. O Eimantas pagavė savo sėkmingą ritmą. Labai intensyviai apkrauna savo oponentą veiksmingomis atakomis. Dalis jų labai galingos ir sėkmingai padedančios rinkti taškus. Štai tokie smūgiai. Kairys apatinis, užbaigimas su 10 tiesiu. Na, o Skotas analogiškai jis išmeta savo kairės priekinės. Štai nepavyko išsilenkti. Du smūgiai turėjo pasiekti tikslą. Puikus antrasis raundas. Eimantas Stanionis taškais veda šią puikią kovą. Ir yra pakeliui į auksinį apdovanojimą šiame turnyre. Treneris Dave Fitzgerald, boksuojantis 7 metus, ringe turėjo 60 kovų, laimėjo 54. Scott Fitzgerald, Anglijos čempionas. Scottas Fitzgeraldas yra šių metų Anglijos bokso čempionato nugalėtojas. Svorio kategorijoje iki 69 kg. Trečiasis raundas. Prasidėjo štai kovotojai. Jame sieks gražia nata užbaigti šį sutikimą. Ir matome Eimanto Stanionio smūgiai pasiekia tikslą kur kas dažniau, sėkmingai renka taškus. Štai koks galingas smūgis pataikė anglui. Dar viena ataka.
Anglas labai suspyręs, kietas kovotojas. Nepripažįstantis jokių autoritetų ringe ir kaip lygus į lygių kovoja su kauniečiu. Štai kokie gražūs smūgiai. Viena gražiausia šio vakaro dvikovų. Puikus išsilankstimai. Abu varžovai verti vienas kito. Abu verti finalo. Be didesnio gailesčio vienas kitą talžo per korpusą. Atakas baigia aukščiau. Štai sėkmingas Koto smūgis į apačią, abatinis kablys. Eimantas bando palaužti kovotoją psichologiškai, šypsosi į akis. Parodo, jog jo smūgiai tikrai neįtakoja jo ir nepadarė jokios žalos. Ir jis esąs šios kovos lyderis. Štai kaunietis pats neišvengė smūgių. Panašu, kad tai neturėjo didesnės įtakos jo savijautai. Ir trečasis raundas. Tai ne pabaiga. Atletai demonstruoja puikų boksą. Beatodairiškai vienas kitą atakuoja. Štai Eimanto smūgis per korpusą pasiekė tikslą. Tuo pačiu atsilygino ir Anglas. Tai kokie galingi tarsi griaustinis smūgiai. Tiek iš lietuvio, tiek iš Anglo pusės. Paskutinės sekundės. Štai gražiai Eimanto ataka. Pasibaigė. Svorio kategorijos iki 69 kg. Finalas. Galinga kova. Žiūrovai palydė aplodismentais. Išties abu kovotojai labai aukšto lygio. Pademonstravo aukšto meistriškumo dvikovą. Na ir toj mes išvysime, kas tapo šios kovos nugalėtoju. Eimantas Stanionis laimėjo šią dvikovą ir tapo 18-ojo Algirdo Šociko vardo tarptautinio bokso turnyro nugalėtoju. Svorio kategorija iki 69 kg.